Šios dienos skaitiniai mums kalba apie meilę ir gailestingumą. Meilė yra krikščionybės kertinė sąvoka. Jeigu nemylime, negalime būti krikščionimis. Dievas mus myli, todėl ir mes turime mylėti. Dievas mums yra gailestingas. Tai reiškia, Dievas leidžia man būti, nors aš to visai nenusipelniau. Pirmajame skaitinyje girdime, kaip Dovydas nori nužudyti Saulių. Dievas atiduoda Sauliaus gyvybę į Dovydo rankas. Tik Dovydui reikia pasirinkti, nužudyti ar ne. Dovydas laikė Saulių savo priešų, tačiau jo nenužudė. Dievas jam suteikė visas galimybės ir davė pasirinkimą. Žiūrint iš Dovydo perspektyvos, tai yra išbandymas, kaip jis pasielgs su savo priešu. Ar Dovydas sugebės jam atleisti ar ne. Tačiau žvelgiant iš Sauliaus pusės yra parodomas gailestingumas. Saulius buvo nusidėjęs, tačiau jam buvo duotas antras šansas. Tik kaip jis tą gailestingumą priims? Ar priims gailestingumą tam, kam jis ir skirtas – atsiversti ir pasikeisti? Ar tik pasinaudos to gailestingumu, nenorėdamas pasikeisti? Evangelijoje Jėzus ragina mylėti savo priešus ir parodyti jiems gailestingumą. Mylėti tuos, kurie myli mus, yra paprasta, bet mylėti priešus yra sudėtinga. Kodėl turėtume mylėti priešus? Pirma, tai dėl savęs paties. Mylėdamas, aš nesinešioju pykčių dėl kitų. Aš neatsimoku kitam tuo pačiu. Dažniausiai pyktis sukelia pyktį, todėl gaunasi užburtas ratas. Tik kai į pyktį nebus atsakoma pykčiu, tas ratas pasibaigs. Atleisti ir nepykti – tai duoti kitam avansų. Duoti kitam tai, ko jis nenusipelnė. Tai įmanoma tik su viltimi, kad yra įmanoma pasikeisti. Antra, tai dėl to, kad ir aš pats galiu pasielgti netinkamai. Ir kaip norėčiau, kad tada būtų su manimi pasielgta. Nenorėčiau būti pasmerktas, bet norėčiau susilaukti gailestingumo ir antro šanso. Dievas man leidžia būti ir manęs nepasmerkia, nors darau nuodėmių. Jėzus skatina mąstyti mano santykį su kitu. Ko aš iš kito tikiuosi? Tik naudos savo ir patenkinti savo troškimus ar kažko daugiau. Dievas kiekvienam duoda skirtingų dovanų. Tas dovanas turime panaudoti dėl kitų. Dievas myli visus ir dėl visų mirė ant kryžiaus, ne dėl mano priešų. Žinoma, galima kažko nemėgti dėl savo traumų ar sužeidimų, bet reikia stengtis bent jau nepakenkti kitam. Jau tai būtų meilės pradžia. Tai yra tikėjimo kelionė, į kurią esame pakviesti leistis vis labiau ir labiau būti meilėje. Jėzus ragina mus skolinti ir daryti gerą ir nesitikėti nieko iš to gauti. Mums yra įprasta, kad jeigu kažką duodu kitam, jis taip pat turi man kažką duoti. Tai yra normalu. Taip veikia visa ekonomika ir prekyba. Tačiau Jėzus nori, kad žengtume toliau ir neapsistotume ir neprisirištume prie šito. Mūsų meilė turi peržengti šią davimo-gavimo logiką. Dievas mums viską davė nemokamai. Dievas mūsų kūrė ir ką už tai gavo. Dievas atidavė savo sūnų ir nieko iš žmogaus nereikalavo, tik mylėti. Šią evangeliją galima suprasti ir klaidingai. Galima pagalvoti, kad Jėzus mus ragina būti pastumdėliais, kuriais visi nori pasinaudoti ir pro akis žiūrėti į neteisingumą. Tačiau Jėzus kviečia tokį nusistatymą – daryti gerą, nepaisant esamos situacijos. Nesvarbu, kaip su manimi bus elgiamasi, aš atsakysiu meilę. Net jei kentėsiu nenusipelnęs, vis tiek mylėsiu ir darysiu gerą. Ir neprisimsiu aukos pozicijos, kai dėl mano veiksmų visada yra kalta aplinka. Melskime Dievą, kad mums duotų išminties priimti teisingus sprendimus. Amen.